Sveiki, mėlyjeji. Sveiki. Pirmiausia, dėkojame Jums už tai, kad įsijungėte pasižiūrėti šitą video. Aš esu Jurijus Slavas. Aš esu Aurimas Levickas. Ir ko gero Jūs žiūrite šį video dėl to, kad Jūs kaip ir mus domina investavimo temos. Jūs domina būdai, kaip įdarbinti savo pinigus. Jūs domitės būdais, kaip iš nekilnojamo turto gauti pasyvių pajamų. Leiskite pradžioje šiek tiek papasakoti mūsų istoriją. Kažkada tais, kai man buvo 18 metų, aš visiškai nieko nesupratau apie pinigus ir mokėjau juos labai gerai leisti, neinvestuoti, bet leisti, ir todėl 5000 litų, kuriuos gavau iš tėvų 18 gimtadienio progą, išleidau labai sėkmingai, investuodamas į alų, draugus, pramogas per 2 mėnesius, iš tų 5000 tapo lygiai 0. Gerokai vėliau aš pradėjau domėtis investavimu, perskaitęs keletą knygų, aš supratau, kad tikrai verta galvoti ne tik apie tai, kaip uždirbti pinigus savo galvą arba savo raumenimis, bet įdarbinti tos pinigus. Ir pradėjau ieškoti būdų, kaip priversti pinigus dirbti man. Mano investavimo patirtis prasidėjo nuo vertybinių popierių, po to atsirado kiti investavimo instrumentai, bet nekilnojamas turtas ilgą laiką man atrodė ta investavimo sfera, kuriai reikia didelio kapitalo, daug žinių, todėl aš juos saugausi. Tačiau gerokai ilgiau gilindamasis į investavimo temą, aš pamačiau, kad yra eilė būdų, kaip galima pradėti investuoti į nekilnojamą turtą ir su mažesnėm investicijom, su mažesnėm pajamom ir vis tiek kurti savo pasyvias pajamas. Taip ir aš savo portfelyje dabar jau turiu nekilnojamų turto objektus, viso mes turime jau 6 ir visi tie objektai iš nuomos generuoja man ir mano šeimai pakankamai ženklias pasyvias pajamas. Mano pirmasis susidūrimas su nekilnojamu turtu buvo tikriausiai kaip ir daugelio jūsų. Tai yra prieš pat krizę, kada aš nusipirkau savo butą. Tuo metu man dar buvau jaunas ir iš tikrųjų tai buvo mano viena iš didžiausių pamokų. Ir kuri iš kitos pusės mane kažkuriam laikui ir pristabdė. Tai yra, aš bijojau investuoti nekilnojamą turtą, aš bijojau toliau vystyti ir juo domėtis, todėl kad jau turėjau didelę karčią patirtį. Po kiek laiko gavęs finansinių žinių supratau, kad nekilnojamas turtas yra tas sritis, kur aš turėčiau koncentruotis, kuri mane domina, mane traukia ir kuri gali generuoti man pasyvias pajamas. Todėl šis seminaras yra skirtas tokiems kaip aš, tai yra jums, kurie galbūt irgi turite paskolą ir nežinote, kaip pradėti investuoti. Galbūt turite nedaug pinigų, bet norėtumėte investuoti į nekilnojamą turtą. Arba tiesiog bijote suklysti ir norėtumėte pasimokyti iš kitų, kurie jau turi patirties, kad tų klaidų padarytumėt mažiau. Ir iš tiesų, kaip gimė pati ta kurso idėja, kaip gimė pats kursas. Kaip ir minėjau, domimės investavimu jau nebe pirmą dieną, nebe pirmą mėnesį, nebe pirmus metus. Ir aš nuolat patys mokomės. Ir aš per tą ilgą mokymosi procesą ir mokymų veiklą, kuri yra viena iš mano veiklų, supratau, kad netgi kai pats kažką tais mokai, daliniesi savo turimomis žiniomis, tu gerokai lengviau ir greičiau mokėsi ir pats, nes atrandi dalykų, kurių galbūt pats prieš tai nepastebėdavai, dalindamasi savo žiniom su kitais žmonėmis. Mes lygiai taip pat su Aurimu susipažinome mokymų metu ir diskutuodami, aptarinėdami idėjas, strategijas, kaip investuoti nekilnojamą turtą, stebėdami rinką, kuri dabar yra Lietuvoje ir pasaulyje, pagalvojame, kad dabar yra labai tinkamas metas mokyti žmonės, kaip išvengti tų klaidų, kurios buvo padarytos, tarkim, investuojant 2008-2009 metais, kai daugelis žmonių galvoja, kad nekilnojamas turtas tai yra tiesiog nusipirkau butą, pirkau pigiai, pardaviau brangiai ir kaina nuolat kils ir viskas bus gerai. Tai tam, kad išvengti tokių klaidų, mes sukūrėme šitą kursą, kuris ir padės jums išmokti, kaip išvengti tokių povandeninių akmenų, kaip atrasti strategijų, kurios leis jums efektyviau investuoti pinigus ir gauti didesnę grąžą iš tų pačių objektų. Savaitę laiko, 7 dienas iš eilės, jūs galėsite įgyti tų žinių, kurios padės jums investuoti gerokai efektyviau. Taip, seminaro tikslas iš tikrųjų parodyti jums konkrečius žingsnius, kuriuos jūs galite padaryti šiandien, kad jau galėtumėte investuoti į nekilnojamą turtą. Taip pat parodyti būdus ir strategijas, kaip jūs galite pakelti būsto vertę, o taip pat kaip iš to pačio nekilnojamo turto, jeigu jūs šiuo metu nuomate, kaip jūs galėtumėte gauti didesnę grąžą. Tai pagrindinis tikslas, kurį mes norim išmokti jūs, kad nekilnojamas turtas generuotų jums pasyvias pajamas ir kad tai būtų jūsų pagrindinis pajamų šaltinis, galbūt net viršintis jūsų šiuo metu gaunamą atlyginimą. O kas, Aurimai, manai, turėtų rinkti šį kursą? Kam jisai yra skirtas? Iš tikrųjų, šį kursą pritaikėme labai plačiai auditorijai. Tai yra tiems žmonėms, kurie neturi visiškai jokios patirties, tam, kad jie susipažintų su pirmaisiais žingsniais, ką būtų galima padaryti ir kaip būtų galima investuoti nekilnojamą turtą, neturint didelio kapitalo.
Taip pat šį kursą pritaikėme ir tiems žmonėms, kurie jau turi nekilnojamo turto, kad jie galėtų optimizuoti savo turimą nekilnojamo turto portfelį ir iš jo gauti didesnę grąžą. Super. Ir iš tiesų, ką jūs gausite šitose mokymuose? Per 7 vakarus, nes tai yra vakariniai webinarai, 7 dienas iš eilės, todėl galima būtų pavadinti jį intensyvių kursų, jūs įgysite eilę strategijų, kurias tiesiog galėsite imti, taikyti ir gauti rezultatus. Tai nebus strategijos iš knygų, tai bus realios strategijos, kurias naudojame mes, kurias naudoja mūsų partneriai. Ir mes parodysime jums realius pavyzdžius su realiais objektais, su realiom investiciniam grąžom, sumom, kokios yra generuojamos. Ir man kartais tenka susidurti su įvairia kritika, netgi ir socialinė erdvėje, kai atrodytų rodome savo objektus, kuriuos mes nuomojame ir žmonės pradeda sakyti, kad čia yra per brangu, ar kaip įmanoma tokį išnuomoti. Bet tai yra realybė ir mes tą darome. Ir jeigu kažkas ir sunuomoja, reiškia, yra būdai, kaip tai padaryti, neapgaunant žmonių, bet visiškai sąžiningai ir suteikiant jiems pakankamą vertę, už ką jie norėtų mokėti tos pinigus. Taigi strategijos, kurias jūs sužinosite, jų bus ne viena gailė strategijų, kurios leis jums tiesiog pasirinkti jums tinkamas ir paimti jas ir iš karto taikyti praktikoje. Tai 5 standartinių, 6 standartinių procentų, kurios daugelis galvoja, kad galima gauti iš nekilnojamo turto, jūs galėsite gauti 15, 20, 25, o gal ir daugiau procentų grąžos per metus. Tai yra praktinės strategijos, tai nėra strategijos, kurias mes paskaitėm kažkur knygose, tai yra strategijos, kurias esame išbandę patys, kurias naudojam patys arba naudojam mūsų partneriai. Idėjos, kaip galima sutaupyti, tarkim, įrenginėjant jūsų nusipirktą būstą nuomai, tarkime, remontui sutaupyti pinigų, kaip išspausti didesnę grąžą, kaip iš to paties ploto padaryti kažką tais, galbūt kitokio, negu pamato daugelis žmonių. Įrankiai, kurių pagalba jūs galėsite tiesiog išvengti daugelio klaidų, tarkim, kad ir ta pati nuomos sutartis, į kurią įtraukti tam tikri punktai, kuriuose mes apgalvojame per mūsų praktiką ir kurie padeda jums išvengti tam tikrų nesusipratimų su nuomininkais, arba įrankiai, kurie leis jums greitai įvertinti objektą, ar jisai tinkamas investuoti ar ne. Visa tai yra būtent šito kurso pakete ir visa tai ir dar daugiau jūs gausite tuomet, jeigu nuspręsite dalyvauti šitose mokymuose. Taip, iš tiesų tai yra visa patirtis, kurią turime mes, kur turi mūsų draugai, mūsų pažįstami ir partneriai. Ir viską mes sudėjom, kad jūs matytumėte tai praktiškai. Kad galėtumėte pamatyti, bus tikrai daug skaičių, tikrai atvirai viską parodysim, kur mes investuojam, ką mes darom, kokią grąžą gaunam. Todėl iš tikrųjų ta kaina, kurią jūs mokėsite už šios kursus, yra labai labai maža. Todėl kviečiame jūs prisijungti prie mūsų, susipažinti detaliau ir gauti būtent tai, ką darome mes. Ir tam jums tai reikia šiek tiek žemiau pasižiūrėti detalesnį to kurso aprašymą, jeigu norėtumėte įsitikinti, ar tai yra tai, ko jūs norite, ir spausti mygtuką registruotis dabar. Jūs rasite keletą variantų, kaip galite prisijungti prie kurso. Ir mes labai laukiame susitikimo su tais žmonėmis, kurie prisijungs prie šios nekilnojamo turto paslapčių grupės Lietuvoje. Ačiū Jums. Iki. Iki.